Pakeistas puslapių nustatymo langas. Jame paryškintas mygtukas, kuris primins, jei brėžinio mastelis dar nėra pakeistas. Nustačius mastelį, šis priminimo mygtukas išnyks. Jį bus galima pasiekti paspaudus puslapio nustatymai. Performuotas informacijos pateikimo laukas, kuriame bus atvaizduojama tik su brėžiniu susijusi informacija. Nuo šiol visa sluoksnių informacija pateikiama kita tvarka. Naujausias sukurtas sluoksnis atvaizduojamas sąrašo viršuje, o viso sluoksnių informacija automatiškai paslepiama. Tačiau bet kuriuo metu galima ją pasiekti paspaudus išskleidimo mygtuką. Sluoksnio kiekių informacija pateikiama užvedus su kursoriumi virš I simboliu arba ant jo paspaudus su kairiu pelės klavišu. Nuo šiol bus galima tiksliau apskaičiuoti, kai dirbama su PDF formato brėžiniais, nes Dimetris atpažins didžiąją dalį PDF linijų susikirtimų. Jei PDF dokumente yra labai didelė linijų koncentracija, galima sumažinti arba padidinti linijų atpažinimo jautrumą ir taip išfiltruoti tik tas linijas, kurios jums naudingos. Filtravimas atliekamas pagal PDF faile esančių linijų storį. Įjungti ir išjungti šią funkciją galima paspaudus tinklelio mygtuką. Jei dirbama su keliais brėžiniais, kuriuose yra skaičiuojama panaši informacija, pavyzdžiui, pirmas ir antras aukštai, kuriuose skaičiuojami bendri apdailos kiekiai. Nuo šiol galima apjungti kiekių informaciją, kuri pateikiama skirtingose brėžinio lapuose ir atvaizduoti ją bendrai. Tam reikia paspausti ant sluoksnio pavadinimo ir sukurti kiekių grupę. Sukurtoji grupė atsiras ir kitose brėžiniuose, tad skaičiuojama kiekių sluoksnį reikia priskirti prie naujai sukurtos grupės. Paspaudus mygtuką Total, galėsite pasirinkti norimą grupę iš sąrašo ir matyti tik šiai grupei priskirtą sluoksnių informaciją. Įjungti ar išjungti skaičiuotus puslapius. Sąmatų kūrimo langas perkeltas į Total puslapį, kuriame bus galima apskaičiuoti sąmatą ne tik vienam puslapiui, bet ir keletą jų. Pasirinkus reikiamą kiekių grupę, bus iššaukiamas grupės sąmatos skaičiavimo langas, kuriame ir galėsite atlikti reikiamus sąmatų skaičiavimus. Be to atsiranda galimybė pasirinkti, kokį skaičiavimo modulį norite taikyti – bendrą, elektrotechnikos, vandentiekio ir nuotekų ar plieno konstrukcijų. Pasirinkus vieną iš šių langų, bus galima matyti tik šiems moduliams reikalingą kiekių informaciją. Apskaičiuotų kiekių generavimo langas perkeltas į Total puslapį, kuriame galėsite susigeneruoti Excel kiekių failą tiek kiekvienam puslapiu atskirai, tiek visą apibendrintą skaičiavimo informaciją.